Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi, štai kokį kamuoliuką radau prie Gargždų. Na, o šiandien Varom už Lietuvą žygis varo į Šilutę. Taigi, Šilutę mes atvarom. Varom už Lietuvą kamuolys jau Šilutėje. Ir Šilutė tikrai varo! Varo už Lietuvą! Mylit Lietuvą? Nu, aišku, kaip visi, mylim Lietuvą. Už krepšinį, už savo kraštą. Nu, kaip savo kraštą gal nemylėti. Nu, reik mylėti. Nuo vaikystės mėgstu, visi žaidžiam krepšinį. Vot mano sūnai, toks netikras sūnus Pūkis irgi žaidžia ir labai palaikau jį. Kągi, Šilutė sutinka taip tikrai gan rimtai ir nusiteikia ryžtingai. Šalia manęs Tamsta kapitonas Škadauskas. Sveiki, Tamsta. Labai malonu. Tai aš iškart įteikiu kamuolį ir aš žinau, kad jūs ryžtingai nusiteikęs varyti jį. Iki galo. Kareiviai be galo myli sportą, o krepšinis turbūt karalius. Nuo to mes tik tais labiau susibūrę, labiau susitelkę. Ir, manau, pasiruošę bet kokius darbus nuveikti kartu. Varom už Lietuvą! Visada važiuojam, kur krepšinis Lietuvos, visur važiuojam sirgti. Nu, gerą pusę eina. Nu, Sabonis gerai varė, toks, kaip yra Jasukevičius. Yra įlošę. Mes čempionai. Varom už Lietuvą. Gero komandinio žaidimo. Kovingumo. Kad Lietuvos rinktinė laimėtų. Jo gražus, gražiai žaidžia, gerai, nu. Viskas įdomus sportu. Dabar tik vienas klausimas. Sportu ar krepšininkais? Kągi, Šilutė mus pasitiko tikrai fantastiškai ir su šokėjom, ir su dainininkais, ir su muzikantais. Ir aš tikrai žinau ir matau, kad Šilutė varo už Lietuvą! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.